Sveiki, jūs kadre matote laukinį banginį natūralioje gamtoje. Šiandieną mes esame Loading saloje. Ne, iš tikrųjų Lao Lading, bet atrodo kaip Loading tiesiog. Pasiėmėm turą į Hong salas. Čia aš jeigu eičiau į salę, va taip atrodyčiau kaip tas vyras, bet aš neinu, nes aš mėgstu kebabus. Jeigu dar dabar galvojat, kad reiktų važiuoti į Tailandą, tai jau reiktų bilietą pirkti, vat, kai pamatėt tokį grožį. Už turą sumokėjom po 2-5 eurus. Žodžiu, visa kelionė apie 6 valandas. Tai va taip ir stumam durą iš vienos vietos į kitą, bet negaliu skustis, nes tiesiog tobulas oras, tobula gamta. Hong salas pasirinkome ne veltui, nes planavome po to kelionę į Phi Phi salas. Tai čia tokios kaip ir skirtingos dvi pusės. Norėjome žiūrėti viską Krabio regione, o iš tikrųjų ekskursija pati tai labai patiko, labai laikas buvo taip sustiguotas, paėmė iš viešbučio, tada iš karto beveik plaukiam, labai puikiai paskirstytas laikas, kiek kurioje vietoje praleisti, tai tikrai nenuvylė, kaina irgi gera, žodžiu, viskas patiko. Šiaip iš tikrųjų buvau pasiruošęs lipti daugiau, bet normaliai, viskas čia labai normaliai, tik va čia viršui tai ypatingai karšta, tiesiog aš jums nemoku pasakyti. Tai šiaip bus labai smagu nulipti į apačią ir šokti vandenuką tą nuostabų. Gražu, sakyčiau, tikrai verta buvo atvaryti čia. Tiesiog viskas va taip ant rankos. Čia neparašyta, kad aš lenta. Mes atvykom tiesiog į Koh Lantą. Spėjom persikelti su keltu, atvykome iš Krabio regiono. Štai va su šita princesė, kurią matote fone. Kelionė kainavo 36 eurus kažkur, 2 žmonėm su keltu. Iš tikrųjų keltas buvo pasakiškas, nesijautė nei koks judėjimas. Tai Denisas dirbo kompiuterį, aš maliau šūdą, bet tikrai nei pykino, nei nieko. Buvo kondicionierius, tai realiai aš net sušalau, Denisui labai patiko. Žodžiu, viskas labai gerai, patogiai, kokybiškai. Na, o dabar ką? Eisim žiūrėti, kągi pasiūlys mums ši sala. Tikimės pamatyti tokį tikresnį Tailandą, negu matėme Krabyje. Varom. Taigi galvojom, kad būsim gudrus ir pasiimsim tiesiog Boltą, bet jie yra gudresni. Jie tiesiog sistemos neapeisi, nes tiesiog toje vietoje, kur tave atplukdino, Boltui negalima privažiuoti. Todėl esi priverstas simti tuktuką arba tą bendrą taksą. Ir kaina taksi buvo 10 eurų žmogui. Tai... Važiuojam 20, bet su tuktuku ir su va tokia mela tamutė. Jeigu neužsimušim. Oi, su tuktuku saugu. Belia kaip, seniukai, belia kaip. Saugiausia priemonė yra tuktukas. Aš tai visada už tuktuką, labai smagi kelionė iškart gaunasi. Ką ten važiuoti su mašina ir su kondiške, jeigu čia yra visiška autentika, čia už tą pinigus tu moki. Natūrali kondiške. Jo. Accident motorbike. Girdėjau, kad didelė gana sala šiaip palyginus, tai realiai be motorolerio tai neįmanoma čianai. Tai imsime iš karto tik nuvažiavus į viešbutį motorolerius, bet iš tikrųjų turėtų būti gan patogu vairuoti, nes kad ir didelė sala nėra jau tokia populiari. Veiklos čia labai daug kažko nėra, nemačiau. Kažkokių didelių restoranų ar ko irgi nemačiau. Man atrodo, čia bus toks tikresnis Tailando gyvenimas. Da. Jau pradedu 2 kilometrą gailėtis, kad važiavom tuktuku. Mūsų pusė kelionės trūko tuktuko ir tada mus persodino į mašiną, nes pasirodo neužlipsime kalną su tuktuku. Tai mes jau vienoje vietoje net ne kalnas, buvo biški pakilimas, jau nečiut redėjom. Kai išėjom iš laivo, būtent šis seniukas mum ir siūlė. Sako, gal reikia takso? Mes tokie, ne, mes tipo gudrus, mes surasim kažką geriau. Tai pravažiavom pusę kelio su tuktuku, kur bijojai už savo gyvybę. Kaip pamoina, kad tas pats seniukas ir siūlė mums važiuoti ir mes jam pasakėm ne. Ir dabar su juo važiuojam. Kokie mes lopai. Gais negalais atvykom į viešbutį, šiaip atrodo įspūdingai, tikrai daug žalumos, bet kas keisčiausia, dabar atėjom į receptioną ir reikia palikti batus.
ta prasme. Pasižiūrėkite, koks gamtos grožis, kur mes esame. Tai dabar jūs nustebinsiu, nes parodysiu viešbutį, už kurį mokėjom 110 eurų už 3 naktis. Čia bus mūsų chill area. Jau matot, kad va čia va kaip ponė sėdėsiu va tiesiog ir žiūrėsiu į šią nuostabią jūrą. Maudytis čia gal nelabai, ten mat galim paeit, bet ne pats geriausias gal bičas maudymuose, bet turi basiniuką. Jūs tik pasižiūrėkite, čia aišku jau bordelis visiškas, kaip viskas gražu ir nauja. Toliau, va, orchidėjų čia visokių, čia nežinau, nenaudojama vieta, bet spinta yra visai didžiulė, ne? Kažką sudėti, čia tikriausiai langas juk širkšlyną, panašiai. Ir toliau tūlikas. Tūlikas va toks, iš tikrųjų erdvu gan, dušas toksai, super, už tokią kainą. Nu, viską daro vaizdas. Kiek matėm, lokacija galbūt nėra pati geriausia, bet yra salos vidurys, tai kadangi planuojam motorolerį, tai bus patogu tiesiog labai. Bet su biču biški feilas gavosi, nes čia tiek tų akmenų. Mes tiesiog nenaudosim jūros, mes ją tik matysim. Aš buvau kitą viešbutį išrinkus, bet tada girtą pamačiau šitą ir tada paklausiau Deniso, ar perinkti. Ir sako, jo, tai aišku, šitas geriau su vaizdu jūra. Tai va taip pagavas, aš žinau visą pasiteisinimą. Šiandieną esame pas drambliukus atvarėme. Šie drambliukai visi buvo išgelbėti iš kažkokių vietų, kur buvo jis naudojamasi arba kur buvo jodinėjama ant jų. Tai čia yra etinė drambliukų vieta. O čia nuotraukose galite matyti, kaip atrodo mergina drambliukas ir vaikinas. Tai vaikinai būna dažniausiai didesni, priekis jų didesnis ir pagrindinis esminis skirtumas, tai vyrai turi ragus tokius didelius, kaip galite pamatyti, o moteris neturi. Būna smulkesnės ir geresnė charakterį. Viskas realiai kaip natūralioj gamtoj ir su žmonėm. Ir tuomet sakė, kad yra ladybojaus drambliukai, kurie yra vyrai, bet neturi ragų. Drambliukai yra labai protingi gyvūnai, jie turi net 5, man vidutiniškai apie 5 kg smegenų. Drambliukai sveria virš 4 tonų kiekvienas. Jie, pavyzdžiui, šitiem yra kem 7 ir kem metų. Jie gali girdėti net už 10 km garsus, jų ausis sugeba užgaudyti garsus netgi labai iš toli, bet mato jie tik 10 metrų į priekį. Kai drambliukai eina, praktiškai jų žingsnių nesigirdi, nes jų pėdutės turi raumenukus. Ir dėl to jie eina labai tyliai, kaip katės praktiškai. Ir straublys sveria kažkur apie 300 kg. Tai jiem iš tikrųjų yra sunku tos straubliukus laikyti ir kartais jie nori tiesiog juos kažkur padėti, kad nuimti svorį nuo kaklo. Tiesiog nuostabu, pasakiška, nepakartojama. Verta kiekvieno, nežinau, lyto pinigo kainavo apie 50 eurų žmogui. Tai dar kažkaip Kolantoje pasižiūrėjom, kad vienas iš pigesnių variantų iš tikrųjų. Ir šiaip dar brangiau kainuoja didesniuose miestuose. Bet neįmanoma apsakyti šito jausmą, tiesiog wow. Dar sakė įdomų faktą, kad žino 3 kalbas – angliškai, tailandietiškai ir dramblių kalbą. Ir vienas su manim atsisveikino, tai padarė pū, sako, maladėts tu baba, Laurila, pū.